Sveiki, jūs esat kanale Matematika be streso, o šiandien mes kalbėsime apie mažėjančias palūkanas. Pradėkime. Geroji žinia, kad ši tema yra viena lengviausių iš visų temų vadovėlyje, nes ji paremta tuo, ką jūs ką tik išmokote finansų skyriuje. Ir čia tiesiog tokios išvados, kad galima dar turėti ir mažėjančias palūkanas. Jas labai lengva apskaičiuoti ir šiandien aš jums papasakosiu, kaip tai galima padaryti. Taigi reikia visų pirma atsiminti esmę. Mažėjančias palūkanos lygu tas pats, kas palūkanos nuo likusios sumos. Jeigu anksčiau mes skaičiuodome palūkanos nuo visos sumos, dabar mes skaičiuosime ją nuo likusios sumos. Ir kasmet ta suma mažės, nes mes jau pradėsim išmokėti dalį tos sumos. Taigi pažiūrėkime pavyzdį. Kas jeigu mes pasiskoliname, šiuo atveju Gerda pasiskolina 4000 eurų ir moka 8% metinių palūkanų. Bet palūkanas yra nuo likusios sumos. Iš pradžių ji turi sumokėti palūkanas už tos metus, kurios naudojasi visa suma 4000 eurų. Tai reiškia, kad ji sumokės palūkanas 8% nuo tų 4000 eurų. Bet po to ji sumokėjo 1000 eurų, tai yra grąžino dalį paskolos. Taigi jos skola dabar yra 3000 eurų. Todėl po metų jai prisiskaičiuos 8% jau nuo 3000, nebe nuo 4. Trečiais mokėjimo metais ji jau turės tik tai 2000 eurų skolą ir taip toliau. Ir per 4 metus ji išmokės visą sumą ir tas mūsų 8%, kaip matote, vis mažės ir mažės. 8% lieka tas pats, bet kadangi jis taikomas mažėjančiai sumai, mūsų palūkanos išreikštos finansiškai pinigais mažės. Tai pirmais metais palūkanos sudarys 320 eurų, antrais 240, trečiais 160, na ir paskutiniais metais tai bus tik tai 80 eurų. Ir po to mes galim susumuoti, kiek iš vis jį sumokėjo palūkanų. Pažiūrėkime į vieną užduotį iš mūsų vadovėlio. Rapolas pasiskolina 15 000 eurų. Paskolą jis grąžino per 4 metus lygiomis dalimis, mokėdamas kiekvienų metų pabaigoje kartu su palūkanomis, kai metinė palūkanų norma buvo 6%, o palūkanos skaičiuojamas nuo likusios negrąžintos paskolos dalies. Jis grąžina savo paskolą per 4 metus, mokėdamas 6% metinių palūkanų nuo likusios sumos. Mūsų klausia dabar, kiek iš viso palūkanų sumokėjo Rapolas, reiškia, mums reikia apskaičiuoti per kiekvienus metus, kiek jam vis reikėdavo mažėjančias tos palūkanas, kiek jis jų sumokėjo. Ir antras klausimas, kiek iš viso eurų turėjo grąžinti Rapolas, tai paskaičiuoti visas palūkanas, pridėti prie mūsų pasiskolintos sumos ir pasakyti atsakymą. Na, pradėkime nuo to, kad surašysime viską, ką žinome šiai dienai. Tai yra skolinta suma S yra 15 000 eurų. T tai yra mūsų laikas, metai, 4 metai. Ir P mažoji tai yra procentai, metinių palūkanų procentas yra 6. Užrašome. Visų pirma, aišku, reikėtų paskaičiuoti, kasmet jis mokėjo lygiomis dalimis, tai paskaičiuokime iš tų 15 000, kiek jis kasmet mokėdavo. Tai padaliname 15 000 iš 4, tai gaunasi 3750 eurų per metus jis turėjo grąžinti, tam, kad per 4 metus grąžinti visą sumą. Sudarykime lentelę, kad mums būtų paprasčiau sekti kiekvienų metų mokėjimus. Taigi, pirmais metais Rapolas turėjo skolą 15 000 eurų ir nuo jos mes turim paskaičiuoti 6%. Tai reiškia, reikia 15 000 padauginti iš 6%, tai yra svarbu, nes mes dabar atsikratysim tais procentais, padalindami tai iš 100%. Tai gaunasi, kad mes turim 15 000 padauginti iš 0,06, o tai yra 900 eurų. Taigi, palūkanas per tuos metus sudarė 900 eurų ir jas reikia įrašyti. Įrašome, už pirmus metus palūkanas sudarė 900 eurų. Antrais metais jis jau nebebuvo skolingas 15 000, bet 15 000 atimti 3750, nes po pirmų metų jis sumokėjo tokią sumą, kaip ir grąžino skolą į banką. Tai 3750 grąžino, jam liko sumokėti 11 250 eurų. Reiškia, antrais metais jam jau skaičiuojasi palūkanos nuo šitos sumos, ne nuo visos, kurią pasiskolino, bet nuo tos, kurią liko sumokėti. Ir jam liko sumokėti 11 250. Padauginame tai iš 0,06 ir tai gaunasi 675 eurai. Reiškia, už antrus metus jis turi sumokėti 675 eurus bankui palūkanų. Trečiais metais jo skola sumažėjo jau iki 7500. Sužinokime, kiek tai būtų
6 procentai nuo šitos sumos ir tai yra 450 eurų. Na ir paskutiniais metais jam liko sumokėti tik tai 3750 ir nuo šitos sumos jam jau skaičiuosi 6 procentai palūkanų metinių. Ir vėlgi 3750 padauginame iš 6 procentų, gaunasi 225 eurai įrašome. O dabar viskas, kas mums liko padaryti, tai paskaičiuoti sumą tų palūkanų, kiek jis sumokėjo bankui ir sužinoti, kiek, žodžiu, jam reikėjo grąžinti papildomai turint tokią skolą. Tai iš viso Rapolas sumokėjo 2250 eurų. Tuo mes atsakome į pirmą klausimą, kiek iš viso palūkanų sumokėjo Rapolas. Na ir paskutinis klausimas yra, kiek iš viso eurų turėjo sugrąžinti Rapolas, tai mes apskaičiuojam tai ir pridedam tas mūsų palūkanas prie skolos 15 000 eurų. Gaunasi, kad Rapolas iš viso turėjo grąžinti 17 250 eurus. Štai ir atsakymas į šį klausimą. Lietuvoje toks skolinimosi būdas yra gan populiarus, todėl mokėti apskaičiuoti yra tiesiog jums naudinga ir ateityje galbūt pravers. O mes su jumis ką tik sėkmingai baigėme finansų skyrių iš mūsų vadovėlio. Tikiuosi, visos pamokas buvo naudingas. Jūs šiek tiek labiau praplėtėte savo akiratį, supratote, kaip veikia pinigai, kaip veikia ekonomika, kaip veikia finansai. Ir aš linkiu jums sėkmės. Nepamirškite, kad matematika turi būti be streso. Iki.